Nu ką, Trumpas toliau eina deep discountą. Mūsų dvi demand zonos toliau validžios yra. Labai arti. Labai arti. Tiek nuo vienos, tiek nuo kitos tikiuosi bounce, bet sakau, prieš didesnį kilimą norisi to tokio vaiko, norisi, kad čia viską, visus longus išstopintų. Ir tada jau galim važiuoti. Gal double bottom padaryti ir tada bounce. Bet kol kas nesu itin sužavėtas, bent jau Pepės longų, tai tikrai galima pasižiūrėti ir kitus altcoinus, tikrai galima short termo į longą vieną kitą iššokti, bet pavyzdžiui Pepe mes laukiam, kad hitintų šitos mūsų targetus, principė, kol kas. Tai va, tai sveiki visi, tai pradėjome, ne, analizę, tai vėlgi, tikiuosi viskas visiems ok, užmetam laiką ant video, kad daugiau video keptumėm ir būtų gera nuotaika ir būtų daugiau motivacijos. Tai va, ir jeigu turit klausimų, numeskit į komentarų skiltį, o tokį fenomeną dabar turėjau paskutinį, kad visi žino, kad visi tikriausiai stebėjo Zelenskio ir Trumpo susitikimą ir po to susitikimo realiai gavau į Telegramą tarp 20-30 žinučių. Ką daryt, ar parduot, ar pirkt, ką tai reiškia. Ir visi su savo istorijom, su savo reikalais, kaip sakant. Ir man tik tai toks klausimas iškyla, ar jūs patys nenorit išmokti, ar jūs patys nenorit diskutuoti su, pavyzdžiui, mūsų analitikais, mūsų nariais tarpusavėje, kas ką perka, kas ką parduoda, kaip kas ką veikia, bet ateina man tiesiog tokie minė žmonių, bum, viską savo sumeta ir viską nori nemokamai, kaip visada. Tai va, tai belikiek žinučių gavau ir nieko neatsakiau realiai. Turėjom penktadienį Black Friday, prie mūsų 5 vietas turėjom su 30% nuolaidą, tai ir 5 nariai prie mūsų nauji prisijungė. Tai va, bet taip greitai ir išgraibstė. Tai labai smagu, kad yra kas nori darbuotis, mokintis, diskutuoti, dalyvauti signalų grupėje, žodžiu, turim didelį paketą, bet nori darbuotis, tas yra labai gerai. Tai va, tai tokios ir naujienas, tai kol kas Pepe taip stovi, laukiam užėjimo, o tos naujienos tikrai ne naujienas mes treidinam techninę analizę. Techninė analizė eina prieš naujienas. Prieš naujienas. Tai reiškia, nesvarbu, gali čia toks ir būti sutapimas, kažkas gero įvyks, nuo čia mes bouncinsim ir sakysim, čia naujienos buvo. Ne, čia buvo techninė analizė. Mes žinojom kertinius taškus, kuriuose gali įvykti bouncas. Mes žinom, kaip įeiti į tradą. Nuo break of structure, nuo fair value gapo, saugiai su geru risk to reward. Viską tą išmoksit, jeigu prisijungsit prie mūsų. Ir dabar artimiausiu metu dar naujas vienas dalykas bus, tai paleisiu mentorystę one-on-one. Iš pradžių paleisim 2 vietas, tai bus galima realiai tiesiog išmokti visiškai taip, kaip treidino, 1-ant-1. Viską dar po truputėlį dėlioju, tai jeigu norit apie tai irgi daugiau sužinoti, tai irgi pasiekit mūsų telegramą Oskaras Trading, tenai rasit visą naujausią mūsų informaciją ir statistiką, o kol kas šiandien tiek, man atrodo, taip apie pasižiūrėjom, kas čia juda šonas. Trumpas biški pajudėjo 8%, bet vis dar $13, tai čia juokas yra. Tas, kas pirko prie Trump 2.5 ir dar aukščiau, čia juokas yra. Šeštadienį reikia arba ilsėtis, arba savo laiką skirti edukacijai, o treidinime nespauskit jokio mygtuko šiandien. Nebent norit pasižaisti ten truputėlį su nedideliam sumom, praktikuotis, edukuotis tada jo, bet kažką rimto, tikrai nieko neužgaudysit savaitgalį. Tai va. Šiandien tiek ar ne, jeigu ką vakarė dar prisėsiu ir pažiūrėsim gal kokią nors kitas valiutas, bet kol kas tiek.
kol kas tiek, jeigu norit, kaip ir minėjau, prie mūsų prisijungti, Telegramas Oskaras Trading, o jeigu ne, tai ne. Viskas labai paprastai yra. Užmetam laiką ir gražaus jums savaitgalio, sveikatos ir ramiai pabūkit.